Sveikinamės iš paskutinio etapo Pro lygos. Šiandien vyks finalas, mes esam Kačerginėj, Nemuno Žiede ir visai įdomiai praėjo visas šis sezonas, šiandien reikia jį užbaigti kažkaip. Tai visų pirma labai noriu padėkoti Carvertical ir Urtai, be šių dviejų vardų turbūt aš nebūčiau čia, nestovėčiau čia, nevažiuočiau Pro lygoj. Tai milžiniškas ačiū jiems ir beje Carvertical nuolaidą galite pasinaudoti 20%, Paulius 20, čia jinai bus parašyta. Tai pasinaudokit, ačiū jums. Ir beje, kitas dalykas, galit laimėti šiuos marškinėlius vienetinius. Ką jums reikia padaryti, tai po šiuo video parašyti noriu ir pasubscribinti ir uždėti laiką. Po savaitės pranešiu shortsuose, kas laimėjo. Tai nepraleiskit progos. But you're in the middle of his eye. Some man is making and they ask why. Not much there that I can co-sign. Do my own thing in my own time. Life is mental, never been gentle. You're like a higher one-time rental. Long time, yeah, it's a business mentality. Jump on the mic, it's a fatality, it's mental. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar. Just you and yourself, no other. Another day, another dollar. You and yourself like there's no other. Another day, another dollar. Just you and yourself. Esam po pirmos treniruočių sesijos, prasidėjo viskas tragiškai, ne tragiškai, bet labai blogai. Buvau per mažai padangų slėgio naudojau, tai labai sudėtinga ten buvo kažką išvairuoti. Po to didinom padangų slėgį į tą, ką iš tikrųjų darėm pirmajame etape šitoj trasoje. Ir jau gaunasi, visai smagu, jau ir statausi vėliau tinkamoj vietoj. Ir viską kaip ir suvažiuoja tvarkingai, jau smagu. Treniruočių sesijoje realiai man taip atrodė, kad mes tik dviese su Vasiliausku važiuojam. Visą laiką čeisina, aš bandžiau tą lydą pasidaryti. Bet vieną kartą ir ypač čeisinau, tai buvo visai smagu. Šiek tiek keista matyti, kai mašina labai daug atkelia priekinį ratą nuo žemės, bet buvo smagu. Dabar jau esam po briefingo, šiek tiek pailsim, atsigeriam vandens, jūs tuo metu paspaudžiat laiką ir subscribe ir tada dar antroji treniruočių sesija ir tai ką, atsimatysim turbūt po jos arba jau po kvalifikacijos.
geras dūmų kiekis, truputėlį kodekcijos vaidu ir imam paskutinį klipą. Nu, atsargiai, sakyčiau, atsargiai suvažiuoja Paulius. Esam po kvalifikacijos, pirmo važiavimo 80 taškų. Gal šiek tiek per anksti pasistačiau. Sulindau, reikėjo pasistabdyti, todėl į trečią nevažiavau ir tą reikėjo daryti korekciją. Antrų ranų visai pasismaginau, visai pačiam patiko tas važiavimas, tik irgi antram klipe, iš antro klipo išvažiavau kiek anksčiau, todėl trečiam atsidūriau per anksti, bet tikrai buvo smagus važiavimas, pačiam patiko ir gavau 85 taškus ir ką, dabar bus top 16, nes turim 20 kelis driverius ir susitinku su Simonu Kvietkausku. Labai jisai norėjo su manim suvažiuoti podcast'e pasakojo, tai važiuosim. Ateini čia Kvietka. Bembutis bėga, bet nepabėga ir gražiai sinchroniškai jie abu užbaigė pirmąjį poros važiavimą. Vos telpa į trasą. Nebloga linija Pauliaus. Ir dabar Simas į ataką. Ir teisėjai priėmė verdiktą šioje poroje. One more time. Dėmesio, šioje poroje nugali numeris 9 Simas Kvietkauskas. Esam po top 16 kovos su Simo Kvietkausko. Pirmų ranų, nežinau, Chase tai šiek tiek paleidau jį. Bėginę laiku gal įmečiau ir jo, pasi gal šiek tiek daugiau arklių. Chase'as viskas kaip ir ok, gal pradžia atsilikau, pabaigoje jau vyjusi, viskas ok, o lydę iš tikrųjų suvažiavau, manau, kad tikrai gerą lydą. Visiškai pasistačiau palei pat kraštą, kas išprovokavo iš tikrųjų Kvietkausko klaidą. Jisai nuleido ratą toje vietoje ir teisėjai skiria one more time. One more time metu dar labiau užsikūriau, dar labiau užsimotyvavau, bet šiek tiek čiut per daug. Chase'as buvo gal viskas kaip ir ok, reikėjo tikrai įvytis, norėjau būti kur kas arčiau ir tada apsikeitėm pusėm ir tada galvoju, nu dabar lydą aš turiu iššauti tikrai kosminį, tikrai gerą. Ir labai stiprų mandžą pasidariau, užsistačiau labai dideliu kampu, turėjau traukti rankinį toje vietoje dar kartą, jau galvojau tikrai vošis Kvietkauskas į mane. Mačiau į periferinių matymų, gal net ir atsisakau, ko negalima daryti. Jo, atsisakau, negalima tai daryti. Ir jo, tada jau buvo daug visokių korekcijų, daug visokių nesąmonių ir jo, tai pralaimėjau. Tačiau iš esmės žiauriai daug patirties, manau, gavau šiandien. Važiuoju kur kas drąsiau, kur kas man asmeniškai, sakyčiau, geriau. Ir jo, buvo labai įtemptas ir fainas sezonas. Ačiū, begalinis eina Car Vertical įmonei. Tai yra geriausia turbūt darbuojate, nes
rimtai prisidėti, palaikyti ir domėtis, kaip man sekasi, tai wow. Ir jie stumia visą laiką mane pirmin. Tai beje, Paulius 20, Nolda 20% nuo Car Vertical. Na ir visai Urta komandai, be kurios irgi čia manęs nebūtų. Tai komanda, kuri yra iš tiesų šeimyna. Jinai prižiūri automobilį varžybų metu, rūpinasi ir emocinė sveikata ir visu, kuo gali. Tai ačiū jiem, taipogi labai didelis eina ačiū jum. Čia yra pirmasis sezonas, kai aš YouTube'inu, transliuoju viską, ką darau. Ačiū už visus komentarus, nenustokit to daryti. O ir šitam video pakomentavę noriu, jūs, kaip minėjau, galite gauti marškinėlius. Dar reikia uždėti laiką ir subscribe. Ir po savaitės tada informuosiu shortsuose, kas laimėjo. Ačiū visiems, čia tikrai ne paskutinis video šį sezoną. Manau, dar turėsim daug įdomių projektų ir ką, ačiū jums.